Apžvelgsim akumuliatorinį veržliasukį, smūginį veržliasukį MS765. Čia yra Meister gamintojo veržliasukis. Taigi jį apžiūrėsim ir parodysiu esminį skirtumą, kuo jis skiriasi nuo kitų. Tai skiriasi nuo to, kad jis turi žiauriai daug papildomų priedų ir papildomų funkcijų. Taigi apskritai įsigijant galima įsigyti arba veržliasukį su priedais be akumuliatorių ir kroviklio, arba pilna komplektacija, tai būtų pats smūginis veržliasukis, 2 akumuliatoriai komplektą eina, specialus kroviklis, krovimo bazė visa ir daugybė priedų. Gerai, taigi pirmą patį suktuką apžiūrėkim. Tai suktukas naudoja akumuliatorius, gamintojas nurodo, kad yra 6 Ah akumuliatoriai, 8 voltų. Galim iš karto pamatuoti tada, kiek realiai voltų jisai turi, kadangi dažnai gamintojo nurodytas truputį netitinka realybės ir čia, kaip matom, tie 8, tai aišku, kad tiek tikrai nebus. Bandau pasiekti kontaktus. Taip, taigi matom 20,4 multimezas rodo, tai akumas nebuvo 100% pakrautas, tai čia galim aiškiai suprast, kad bus realiai 21 volto akumuliatorius. Tai realiai akumai gali būti 12, 18, 12, 16, 18, 21 ir viršų. Tai 21 yra realiai pakankamai neblogas variantas. Tai realių 21 turim. Akumuliatorius taip lengvai prisijungia. Akumuliatorių prijungus čia galime įjungę suktuką matyti krovimo lygį ir galim perjungti suktuko stiprumą. Tai jisai keičiamas yra, tai galima įjungti lėtesnį lygį arba galima įjungti didesnį galingumą. Tada suktukas veikia galingiau. Aišku, yra reguliuojamas greitis. Suktukas sukasi į abi pusės pilnai. Ir dabar esminiai dalykai, kuo jis yra toks geras. Tai pirmas dalykas, kompletą turit iš karto daug galvų, tai yra 17, 19, 20, 21 ir 22 galvos. Taigi taip jisai veikia su galva. Ir nuo kitų suktukų, nuo smūginių veržliasukų, kuo jisai skiriasi, kad jisai kompletą turi daug perėjimų. Tai yra toks specialus perėjimas, kuris leidžia vietų smūginio veržliasukio jį paversti paprastu suktuku. Galingų suktukų. Tai užsideda toks antgalis. Čia turim tą šešiakampę sriegę. Ir tada turim, pavyzdžiui, galvutės paprastas, mažas. Tai čia gali būti skirtingų dydžių galvutės. Tai jį tiesiog paprastai prijungus galima naudoti kaip suktuką smulkesniem darbam. Taip pat jisai turi visą komplektą atsuktuvų galvučių. Tai yra kryžminės galvutės, minusinės galvutės ir panašiai. Tai galima tiesiog naudoti paprastiem darbam kitiem. Taip pat yra grąžtų komplektas, tai yra medžio grąžtai, yra metalo grąžtai ir čia komplekte dar turim porą didesnių grąžtų. Tai, jie irgi yra pridėti, čia yra vienas medžiui, vienas metalui, specialūs skirti. Jie irgi įsistato paprastai į šitą perėjimą ir galit naudoti kaip grąžtą. Ir dar vienas bonusas neblogas, tai yra lanksti galvutė. Šiaip jas būna atskirai netgi parduoda, bet su šita lankščia galva galit įstatyti kažkokią, tai pavyzdžiui, sunkiai prieinamą vietą ir tiesiog naudoti va šitai. Tai irgi visai įdomus dalykas. Tai žodžiu, komplektą visą šitą gaunat. Ir aišku, plus dar yra pats lagaminas, kuris irgi yra visai pakankamai tvirtas, neblogas, patogu viską susidėti. Taip kad jeigu ieškot suktuko tokį, kuris būtų universalus, tai pažiūrėkit kitą mūsų video, darom testus, kiek jisai realiai gali prisukti Nm. Tai jis visai neblogai testuose pasirodo, prisuka apie 150 Nm, kas yra lengvajam automobiliui daugiau negu užtektinai, lengvajam reikia nuo 8 iki 100 km maždaug, tai savo tą darbą pilnai atlieka. Akumai yra pakankamai galingi, tai aišku, jie nebus tokie stiprus, kaip pavyzdžiui kažkokių ten Milwaukee ar ten kitų profesionalių įrankių, bet būtinių naudojimui tokiam pusiau profesionaliam jo pilnai užtenka. Ir plus labai gerai, kad jis turi daug skirtingų priedų, tai jisai vadinasi gali būti jums ne tik tai kaip smūginis veržliasukis, bet gali tarnauti kaip tiesiog grąžtas, suktukas akumuliatorinis kitiem darbam. Taip pat visai opcija tokia, jeigu norit nebrangaus, bet neblogo varianto.